Registruokitės vizitui pas šeimos gydytoją per centro poliklinikos svetainę pylimas.lt. Pagrindinėme puslapyje paspauskite mygtuką Registruotis internetu. Atsidariusiame lange pasirinkite internetinę registraciją pas gydytojus per e-sveikata. Būsite nukreipti į e-sveikata.lt registracijos puslapį. Dešiniajame viršutiniame kampe spauskite Prisijungti. Galimi 2 prisijungimo būdai per ipasas.lt arba VII SP sistemas. Pasirinkite norimą ir spauskite Prisijungti. Pažymėkite varnelę, kad susipažinote su privatumo pranešimu ir paspauskite Sutinku. Patvirtinkite savo tapatybę elektroniniu parašu arba per elektroninę bankininkystę. Pasirinkite tinkamą ir tęskite prisijungimą. Sėkmingai prisijungus, viršuje matysite savo vardą ir pavardę. Spauskite Prisijungti, kad tęstumėte. Registracijos lange po savo duomenimis matysite šeimos gydytojo informaciją. Norėdami užsiregistruoti pas jį, spauskite Registruotis pas šeimos gydytoją. Kalendoriuje pasirinkę jums tinkamą datą, matysite visus tą dieną galimus vizitų laikus. Pasirinkite norimą laiką, spauskite Registruotis. Tada užpildykite registracijai būtiną informaciją ir jei reikia, galite pridėti dokumentus paspaudę Įkelti dokumentus. Spauskite Užsiregistruoti. Ir viskas, jūs sėkmingai užsiregistravote. Norėdami peržiūrėti savo būsimus vizitus, meniu juostoje pasirinkite Planuojami vizitai. Jei norite atšaukti vizitą, prie pasirinkto įrašo spauskite Atšaukti vizitą. Pasirodžiusiame lange pažymėkite atšaukimo priežastį ir spauskite Atšaukti. Dėkojame, kad naudojatės Centro poliklinikos paslaugomis. Būkite sveiki!